Sveiki gerbėmieji, kalbėsimės apie vadovėlius. Reaguoju į komentarą. Po video apie Napoleono žygį per Lietuvą buvo toks komentaras. Čia aktualus dabartinis vadovėlis su klaustuku. Šitokį, jei gerai pamenu, mes naudojame 5 klasėje prieš 23 metus. Netikrinau vadovėlio, kuris buvo prieš 23 metus, bet manau, kad jisai galėjo būti perleistas tiesiog techniškai. Klausimas dėl vadovėlių buvo iškilęs anksčiau ir aš čia į apačią įdėsiu nuorodą. Neklaidinkite žiūrovų, nes man irgi komentaras buvo, yra nauji vadovėliai. Aš pasitikrinau knygynuose, taip, nauji vadovėliai yra, bet vadovėlius perka mokyklos pačios. Tai yra, aš negalėjau tiesiog nusipirkti. Esu gavęs, pasiskolinęs vadovėlį 6 klasės 24 metų leidimo. Šitie, kur skaitau, jie yra 2008, bet šitie konkrečiai 12 metų leidimo. Aš manau, kad vadovėlius dažnai perleidžia dėl susidėvėjimo. Ar yra atnaujinamas turinys, atsižvelgiant į geopolitinės aktualijas ir vaikų gebėjimus mokytis, aš nežinau. Bet aš tikrai paskaitysiu štai šitą, susirasiu tokį pat naują, kuris yra mokyklose, nes šitas 24. Aš manau, kad tai mokyklos jis ateis 25. Kitas dalykas, mokomasis dalykas yra nuoseklus. Ir aišku, mokytojai pradės pasakoti, kad vaikų ugdymas prasideda nuo namų, bet manau, kad valstybė į tai, kas vyksta namie, kišasi nelabai arba kištis neturėtų. O mokykla visgi yra švietimo ministerija, švietimo mokslo ir sporto ministerija. Taigi, manau, kad reikėtų žiūrėti dar plačiau, ar keitėsi programa kada nors. Ir jeigu taip, tai kaip yra išdėstymas turinys. Nes, kaip pastebėjote, aš labiau kabinėjus prie to, kaip turinys yra išdėstomas. Nebūtinai, sakykime, aš čia interpretuosiu, ką reikia dėti ir ko nereikia dėti. Nors šiaip galiu turėti savo nuomonę. Taigi, ačiū už komentarą, ačiū šiaip visiems už komentarus. Aš tikrai ir apie logistiką karo dar pašnekėsiu, tikrai pasižymėjau tą klausimą, bet tam reikia truputėlį susirinkti duomenų. Kol kas tiek, ačiū Jums už dėmesį, geros dienos.